Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. To jau miškose pasirodys snieguolės, o mes keliuose slidinėjame, kaip nuo Mortos kalno prie Plungės. Kelyje Klaipėda-Kretinga susidūrus 3 automobiliams iš keleivinio mikroautobuso keleiviai lindo per liuką. Neblaivus BMW vairuotojas po avarijos policija išsikvietė pats ir girtas vadėliotojas magistralėje iškrito iš vežimo. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Tik 146, kas čia per gruntas? Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę nuo vasario 15 iki 21 dienos mūsų šalyje užregistruoti 38 įskaitiniai eismo įvykiai. Juose sužeisti 52 žmonės, tarp jų 9 nepilnamečiai. Žmonių žūčių neužregistruota, tai retas atvejis mūsų valstybės keliuose. Per savaitę pirminiais duomenimis viename eismo įvykyje dalyvavo neblaivus vairuotojas, 5 sužeisti, tarp jų 1 nepilnametis. Šiais metais iki vasario 22 dienos mūsų šalyje eismo įvykiuose žuvo 38 žmonės. Tai yra žuvo 4 eismo dalyviais mažiau negu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį. Pilies gatvėje Latvių BMW supylė braliukų lietuvių mašinas. Net 2 mašinas. Audi gavo neprastai galą ir pasidžiovė ant Passato kablio. O tuo metu Latvis, kuris po avarijos jautėsi labai nejaukiai, čia nežinojo, o ir mes dar nežinojome, kad jis prigavo vieną mašiną, kuri neapdrausta civilinės atsakomybės draudimu. Vienas surinko Latvis turbūt visus. Jo, Latvis. Latvis? Aha. Nesužeisi nieko normaliai. Labą dieną. Gal pristabdė tuo metu, kas buvo? Ne, stovėjau vietoje. Ai, stovėjot vietoje netgi? Jūs irgi stovėjot? Jo, aš stovėjau ir aš paskui įėjau. Palauk, dar piko nėra, kokia čia proga sustojo tada? Nu, buvo. Buvo mašina, ne? Seilė. Nu ką, Passatas? Passatas kablys. Man čia žiauriausiai. Nu, tau iš visų pusių, jo. Tai ką Latvių šneka? Draudimo nėra, nieko nėra. Va. Čia yra didžioji bėda jų. Tai Latvija dažniausiai pas mus atvažiuoja iš Liepojos be draudimo dokumentų. Šį kartą buvo не taip. У вас нету, как всегда, страховки, да? Не, но она где-то есть там в Латвии у вас, да? Вы с собой не возите? Ну, если обязательно, то... Ага. У вас есть страховка? Yra pasidraudimas? Šį kartą be draudimo buvo Audi automobilis. Jau 10 dienų miesto gatvėmis važinėjantis vairuotojas sakė, kad daugiau taip nedarys. O ką daryti? O dabar reikia pildyti eismo įvykių deklaracijas ir laukti, kol atvažiuos policija ir surašys protokolą. Štai taip, kaltas dėl avarijos BMW, o protokolas bus surašytas Audi vairuotojui. Girtas vadėliotojas Petras prieš tai iškritęs magistralėje iš vežimo policijos pareigūnų buvo nukreiptas į kelelį prie Vėžaičių ir Petras buvo toks girtas, kad nesugebėjo nieko papasakoti mums nei naujo, nei seno. Labą dieną, ponas. Girtas su arkliuku važinėjatės vadėlioja, taip? Taip. Sakau, girtas čia blaškotės po magistralę su arkliu. O suprantat, ką nors? Vardą savo žinot? A vardą savo žinot, ponas? Tai pasiimtų markį, turim formint tam girtą, važiavimo autostradą. O, brolis pasiims tavo arklį, o tu važiuosi, pasiimtų štai visą nuo maišus. Tai iš kur, sakyk, važiavai? Tvarkingas žmogus esi, su liemenė važiuoja viską. Petra, galėt sakyti man į klausimą nors vieną? Vardą tavo jau sužinojau, brolis pasakė. O kur važiavai? Ar be amo esate? Gerbiamas Petrai, koks neįdomus sugirovas jūs būtumės? Visiškai. Pragėręs amą 52 metų Petras buvo nuvežtas į policijos komisariatą Gargžduose. Arklys, vežimas ir šuo patikėti broliui, kuris atvyko į incidento vietą. Petras pavėžėtas šiltame policijos automobilyje truputį prakuto ir bandė pasakyti rinkiminę kalbą. Tarė žodį tautai. Tai kur pasigėrėt, sakykit?
Ne mano reikalas. O kur važiavot, sakykit? Irgi ne mano reikalas. Ar aš ilgai vienas kalbėsiu? Petrai, pažįstat mane? Gudrus šypsnis jūsų. Bet tvarkingas žmogus esat, praktiškai su atšvaitais, va. Nuo širdžiai pustelės alkoholio matuoklį Petras ir aplinkiniai pradėjo nekantrai laukti rezultato. Pus, Petrai, ir važiuoju. Ir skirtumės, nes yra reikalų. Nes tikrai vyrai, žinok, įpučia. Kiek 3 kart. Vien kart, bet... Pažiūrėk, kas ten ir... 2, 3. Gera. Davau, dar. Pala, pažiūrėsim, kiek yra. Kiek priputėjai, 3 ar kiek? Neustok šviesos man. Petrai, neustok man. Petrai, neustok man šviesos. Man Neužtok man šviesos. Nu čia, žinok, alkotesteris gali ir nesuprasti tavo visų tų gėrimų, žinok. Gerimas Petrai. daug. Palauk, tuo, palauk. Daug kitko. Petrai. Nastuk daug kitko. Sėdėk, Daug kitko. Tai alkotesterį kiek priputėjai? Daug. Tu visas. Palauk, Petrai. Tai viskas, jau tu kaip vyras jau priputėjai, viskas. Tuoj pažiūrėsim kiek. Petrai. Daug čia, pripūta 5. Vyriškai jėgas vyksna. Tik 1,46, kas čia per gruntas? Ei, čia nieko nėra, visiškai. Tai kur važiavai dabar, sakyk? Ką? Kur važiavai? Striko baidokum. Ja. Kiek tau pačia metų? Ką? Kiek pačia metų, kad taip gerai šoki? Kas? Tu šoki gerai. Vyras. Ir priputė, ir pašokai. O kuria? Ir pinigų baudom turėsi. Ką? Ir pinigų baudom turėsi. Nieko man gyvenim. Nu, neskriaustų šitos valstybės. Aš dirbu už prezidentą Brazdauską. Siprita. Tik 1,46 promilės alkoholio, o taip pasižymėta. Važiuota pirmąją magistralės eismo juostą, o tai daryti su arklių traukiamais vežimais yra draudžiama, išsiversta iš vežimo, prarastas samas. Pilietis yra nekartą įkliuvęs policijai kaip girtas dviratininkas, kaip girtas pėsčiasis, kaip šiaip girtas, kai aplinkui visi girti, tai Petrui vieną kartą pasirodė, kad ir jį sulaikę policininkai gali būti girti. Tai taip galima nusigerti iki to, kad angelai tupintys ant debesėlių danguje taip pat bus girti. Ankstų sekmadienio rytą Klaipėdoje Mogiliovo gatvėje 15 maršruto keleivinis autobusas vežęs net 2 keleives kliudė 2 kelkraštyje stovėjusius automobilius. Iš pradžių buvo nubrėžtas automobilio Volkswagen Passat šonas, po to 3 automobiliai apvažiuoti, o tada kliuvo taksi automobilį Citroen. Autobuso vairuotojas sakė, kad jam pasivaideno iš priekio atvažiuojanti lengvoji mašina, kuri važiavo ir nuvažiavo. Jūs atsitrenkėt, bet koks pamaišėm, ar žinot, nors maždaug koks? Nu tai, kad čia pralėk ne savo greičiu, tai sunku pasakyti, žinokit. Autobuso vairuotojas čia per dieną pravažiuojantis 16 kartų, tai yra miestą apsukantis 8 kartus, buvo blaivus. Atvykę kelių policijos pareigūnai nustatė sugadintų automobilių savininkus, jie buvo pakviesti prie mašinų, kur jų laukia nelabai maloni staigmena. Pareigūnai paaiškino, kaip reikia pildyti eismo įvykių deklaracijas ir eismas siaura Mogiliovo gatve pradėjo tekėti sena vaga. Pirmadienį dar kartą atsidusus žiemai kelyje Klaipėda-Kretinga susidūrė 3 automobiliai, 6 žmonės sužeisti. 2 susidūrusios transporto priemonės nuskrido nuo kelio į skirtingas pusės. Į mažiuką Civiką dar atsimušė ir visų registruoto Land Cruiser. Būtent kritikos strėlės iš pradžių pasipylė mažosios Honda Civic vairuotojui. Labadiena. Daug sužeistų? Turim, suošiai, 4. 4? 4, jo, 4. Taip. Kurią vairaut, matau, mašinai buvot kažkur? Tai aš buvau mikriukė, va šitą mašiną atlėkė šitokiu greičiu. Mūsų mikrovairuotojas labai gražiai, normaliai važiavo, jisai bandė net išvengti smūgio, bet jis, matomai, pradėjo stabdyti iš to greičio, jį užnešė tiesiai mikriukui. Jūs kalbate apie šitą mažąją? Taip, šita mašina... Mažoji, taip? Va, šita mažoji mašina įpuolė tiesiai mums į mikrą, mes vertėmės. Tai yra košmaras kažkoks tai, ar šitaip reikia važinėti? Jūs važiavot nuo Kretingos visi? Mes važiavom iš Kretingos į Klaipėdą, taip. O ta mašina? O ta mašina parvažiavo nuo Klaipėdos labai dideliu greičiu. Aš sėdėjau pati asmeniškai gale. Priekį? Gale. Supratau. Ir viską normaliai
normaliai, mūsų vairuotojas važiavo labai normaliu greičiu, viskas buvo labai normaliai. Šitas mašinos vairuotojas įpuolė grinai į mus. Buvo šitas smūgis. Supratau. O džipas iš kur atsirado? Jis važiavo mums iš užpakalio ir kad ačiū Dievui jisai neįpuolė į mūsų užpakalį, mums būtų užmušę. Po susidūrimo su mikroautobusu į Hondą dar trenkėsi Lietuvos sunkiosios atletikos vyriausiojo trenerio Bronislovo Vyšniausko vairuojamas visureigis Toyota Land Cruiser. Buvo taip, kad buvo, kaip buvo. Jūs važiuojat nuo Kretingo? Aš nuo Kretingo važiavau. Taip. Atvažiavau prieš mane tenai, toli tenai. Posūkis. Tenai, prieš mane įlenkė Golfas, baltas, 5-5, nes jau numeris. Aš, kad jam neįtrenkti, aš išlėkiau priešingą eismą. Priešingai eismą, čia, ne priešingai, kur man, aš į užpakalį nevažiuosiu. Ir čia įlendau prieš šitą mašiną. Prieš šitą Golfą? Prieš šitą, ne Golfą. Pasatą. Prieš tą pasatą įlinkau, bet aš jau žiūriu priekį, atlėkė tą mašiną, trenkėsi į šitą, nu, aš ten buvau ten, kur ta mašina balta. Aš staiga įlindau pat auto, bet tas autobusas, nu, jau iš šoną, aš staiga mečiaus, galvoju, kai išvengt, žinai, čia mečiaus, o jisai jūzum šoną atvažiuoja. Hondos vairuotojas Benas, kuriam per avariją lūžo ranka ir jis važiavo pas senelį į Kretingą, kiek kitaip papasakojo avarijos aplinkybės. Jį išgąsdino prieš eismą išvažiavęs visureigis. Kur berniukas svarbus? Aš čia svarbus. Žinok, tavo nuomonė labai svarbi, nes labai skiriasi visi dalykai, žinok. Aš galiu tiesiog pasakyti, kad aš važiavau tiesiai ir pamačiau Iš kurios pusės važiavai? Iš Klaipėdos į Kretingą. Ir džipas išlindo grynai ant posūkio, kur ženklas 70, aš važiavau apie 780. Taip. Išlindo džipas ir pradėjo man šviesom mirksėti. Aš galvoju, prilėtinsiu truputį ir nes jisai lieka tiesiai mane. Aš prilėtinu truputį ir viskas. Ir kadangi ABS nėra, mašina truputį sumėtė ir aš jau nebegalėjau suvaldyti. Susidūrimas buvo jūsų eismo pusėje? Man atrodo, kad ne, nes aš jau skersas buvau ir man atrodo, pirmą mane kalė autobusiukas. Ir po to mane tas džipas dar nunešė. Po to džipas? Jo. Po to džipas. Beje, jisai kalė, jis autobusiuką. Aš žinokit, išsigandau ir aš tiesiog bandžiau, kad save apsaugot, žinai. Supratau. Supratau. Aš kažkaip įsitempiau. Bet jeigu džipas būtų neišvažiavęs į priešingą, tu būtum važiavęs ir važiavęs? Važiavęs, spokojnai. Aš irgi mačiau, aš irgi sako. Aš pirmoje eilėje sėdėjau, mačiau, kaip mašiniukas atvažiavo iš čia. O toliau aš nemačiau, kaip mačiau, kai jis suskersavo. Aš mačiau, kaip parlėkė ir pylė tiesiai mums į mikro. Hondos vairuotojų žodžius patvirtino paskui mikroautobusą važiavusio automobilio Volkswagen Passat vairuotojas. Žodžiu, visureigis lenkė mašinų virtinę. Posūkyje? Už posūkio šiek tiek pasvos. Taip. Buvo akivaizdžiai. Jūs važiavot paskui visureigį, taip? Ne, visureigis mane lenkė taip pat, nes buvo automobilių virtinė. Ir tiesiog bandė aplenkti. Prieš tai dar važiavo viena mašina ir autobusas. Akivaizdžiai buvo, kad nespės, lengvoji mašina Honda stabdė, susisuko kelyje, visureigis nustūmė autobusiuką nuo kelio. Visureigis nustūmė autobusiuką nuo kelio? O kada susidūrė Honda mažoji su visureigiu? Tai čia viskas vyko praktiškai vienu metu. Vienu metu? Taip. Honda bandė išvengti susidūrimo dar, stūmė autobusiuką ir susidūrė tuo pačiu metu su automobiliu. Vėliau į policiją neraginta paskambino dar viena liudininkė, kuri važiavo paskutinė toje automobilių kolonoje, kuri buvo lenkama Land Cruiserio. Moteris teigusi, kad negali tylėti, viską papasakojo ne visureigio vairuotojo naudai. Taip, tai jis posūkyje per dvigubą ištisinę liniją išvažiuoja priešingą eismo juostą, ketindamas pavojingai lenkti 6 automobilių koloną. Apvirtusio mikroautobuso vairuotojas Vytautas nematė, o ir negalėjo matyti visureigio manevro. Parėjo šitą lengvoji, supranti, šonu. Nu, žiūrėkit, kur jo numeris, va, lengvos. Nu, tai va, jisai šonu parėjo, aš dar mečiausi, supranti, norėdamas išvengti, supranti, bet jisai parėjo skersas, nu, į kailį man, va. Nulėkiau nuo kelio. Bet tai jūs nematėt, kaip tas džipas išvažiavo prieš prieš? Ne, visi kalba apie džipą, kad prieš išvažiavo. Džipas jisai važiavo iš paskos mane, supranti, bet aš jo nemačiau. Nu, nes aš sakau, žiūrėjau tą avariją, kad man jisai į priekį važiavo. Bet jisai, sakau, šonu, mano vairuotojo pusės jis parėjo šonu. Taigi piešiam vaizdą. Mikroautobusas ir Land Cruiseris važiuoja nuo Kretingos link Klaipėdos. Visureigis per ištisinę liniją išvažiuoja į priešingą eismo pusę. Šis veiksmas išgąsdina automobilio Honda Civic vairuotoją, šis kerta per stabdžius. Mašina sumėtama, ji iščiuožia į priešpriešą ir vairuotojo pusė trenkėsi į maršrutinį taksi. Atšoka, tada į Civicą trenkėsi Land Cruiseris. Situacija įmantri. Įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, bet jų pagalbos neprireikė.
12 žmonių ir vairuotojas iš maršrutinio taksi išlindo per liuką stoge. Visi incidente dalyvavę vairuotojai buvo blaivus, o Klaipėdos rajono policijos komisare dėl šio neeilinio incidento pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kitas tos pačios dienos siužetas bus su kvapu. Tiesa lengvu, bet vis tiek su kvapu. Šiaurės prospekte 14 metų senumo BMW skriejo link Liepų gatvės, ant pliurzės automobilis buvo nesuvaldytas, užvažiavo ant skiriamosios juostos, nuvertė svarbų kelio ženklą ir sustojo ant pėsčiųjų perėjos. Kadangi su nuverstu kelio ženklo eismo įvykių deklaracijos neužpildysi, tai 35 vairuotojas išsikvietė policiją. Gerbiamas Andriau, kaip nutiko avarija, sakykit? Ant tos pliurzės paslydot? O stabdėt ar ne tuo metu? Stabdėt? Nu va. O kai atvyko policija, pareigūnai nustatė, kad vairuotojas yra lengvai pageringas. 0,67 promilės alkoholio užbaigė pirmąją laidos dalį. Tik per pertrauką siūlome pamastyti apie baudas. Jos kraupios. Nors promilės mažos, 4 ar 5 tūkstančiai litų yra dideli pinigai. Taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą nuo 3 iki 5 metų. Pagalvokim apie tai. Dabar mus pertraukia reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Vaizdo registratorių šou. Jie fiksuoja vis unikalesnius mūsų vairuotojų nusivairavimus. Per avariją kelyje Jakai Dovilai sužeista nėščioji, visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek reklamos ir anonsų, na o dabar visą tai, kas žadėta iki reklamos. Dar ir antradienį mūsų krašte tęsiasi žiema. Prieš 8 val. Ryto kelyje Dovilai Jakai išvažiavo į priešingą eismo pusę ir griovyje sudužo automobilis Renault Laguna. 41 metų vairuotojas Andrius teigia, kad nė pats nesuprato, kaip mašina tapo nevaldoma. Padangos geros, greitis nebuvo žvėriškas, tad kame reikalas? Žiema? Nieko, užsuko ir viskas, iš karto. Jokių mėtymų užsuko ir lekiam nuo kelio. Nesupratau nieko. Padangos naujos, viskas naujos. Padangos naujos, matau jo. Geros padangos, viskas ką daryti? Svarbu, kad viskas būtų su moterim gerai. Mašina, metalas. Ir dar gerai, kad iš priekio nieks neatvažiavo, nes būtų dar daugiau bėdos buvę. Metalų lieka. Gyvybės reikia saugot, lemo nepasaugojau, nu. Į ligonę buvo išvežta Renault keleivė 35 metų moteriškė, kuri yra 23 savaitę ne viena. Per avariją stipriau nenukentėjo. Vaisiui pavojus negrisė. Sumuštas dilbis ir inkstai. Kelias buvo nuvalytas, tai buvo daroma nuo ankstyvo ryto ir belieka pasisemti tik kantrybės. Truputį kantrybės. Netrukus žiema baigsis, nebeliks pakelėse pusnų, kurios amortizuodavo nusivertusius automobilius, išgelbėdamas ir jų įgulas ir apsaugodamos juos, tuos automobilius, nuo ženklesnių apgadinimų. Vėl antradienio vakarą Jūrininkų prospekte buvo nesuvaldytas automobilis Audi 100. Jis nuvažiavo nuo kelio ir išvertė elektros apšvietimo stulpą. Vairuoti moka visi, kieti vairuotojai gyvena Laukininkų gatvėje. Tačiau kai reikia papasakoti, kaip buvo, kietumas išgaruoja. Lieka tik nykštys ant mobiliojo ryšio klaviatūros. Alio mama. Artūrai, pasakok. Artūrai, kas nutiko? Nieko nenutiko. Gerai, aš pats tada papasakosiu, kas jums nutiko. 19-metis jaunuolis Kirilas mašinas legaliai vairuoja net 8 mėnesius. Blogai vairuoja. O dar jaunuolis nežino, kaip atrodo civilinės atsakomybės draudimas. Už tokius ir panašius drebelius vaikino laukia ne tik 100 ar 200 litų bauda, bet ir vairuotojo pažymėjimo padžiavimas kokiems 6 mėnesiams. O po to viskas iš naujo. Po to mokomės vairuoti vėl. Tačiau jaunuolis gavo tik 200 litų baudą, nes žadėjo tapti policijos kursantu. Šilutės plento ir Debreceno gatvių sankryžoje susidūrę du transportai sukėlė nerealias eismo dalyvių spūstis. Avarija vyko, kai vilkiko vairuotojas iš Svajonės gatvės sukdamas į dešinę užsikabino už visureigio Chevrolet galinio dešinio sparno. Tarp vairuotojų kilo diskusija dėl avarijos kaltininko. Niekas nenori būti kaltas. Į kokią istoriją pakliuvot? Niekam nepakliuvau, tai buvau prižalį, sakau į dešinį viskas. O tas? Tas parpaulis priekį. Iš Debreceno gatvės? Jau. Ir užšokus priekį viskas.
Nu, jisai irgi jisai suko į kairę, taip išeina. Aš sakau, į dešinę. Jūs į dešinę, o jis į kairę? Taip. Kas kaltas? Jis nepraleido mums per. Jis norėjo praleidžiu, taip sukam tiesiai į kairę, jis pasukau į dešinę. O gal jisai tiesiai norėjo važiuoti? Ne, dešinę. Tu tada būt į priekį kėlės. Į kairę sukas? Į kairę. Žalias degė? Žalias degė. Gerai vaikų viskas tvarkoja? Atšvaitų turi daugiau negu aš. Aišku. Tai kas kaltas dėl avarijos dabar? Mes galvom, kad visai, kad nepraleidžiu. Jūs irgi taip galvojate? Žinau. Važiavom. Mes pravažiavom, bet jisai mus kliuvo. Taip išėjo. Kurio vietoj? Subinė sudrastinė mes jam. Ką darom? Laukiam policijos. Kai atvyks kelių policijos budėtojų skyriaus pareigūnai, jie paaiškins, kad dėl avarijos kalti abu vairuotojai. Vilkiko, kad suko į dešinę ir išklydo iš savo eismo juostos, bei sukliudė ramiai pravažiuoti visureigiui. O visureigio vairuotojas kaltas dėl to, kad nesitikino, jog jo važiavimas per sankryžą bus saugus. Jis sukdamas į dešinę taip pat turėjo praleisti sukančius į dešinę ar tiesiai važiuojančius. Mašinos buvo patrauktos ir transporto spūstys kaip mat ištirpo. O čia mūsų rubrika, kurios pristatyti nereikia. Varosa jaunuolis, žiūrėk, dar kitą kartą po cisterną palys. Na, kad nepalindo, tai nereiškia, kad nereikia rodyti posūkių. Ar ne taip? Šilutės plente nardo be vargo. Tik kam to reikia? Toks vairuotojų veiksmas yra baudžiamas 100 ar net 300 litų baudomis. Čia mes apie posūkius, apie nardymą atskira kalba. Nors gal ne. Tema ta pati. Nardymas Vilniaus plente, ko gero tos baltos spalvos automobilis, yra kažkas panašaus į Toyota Land Cruiserį. Bet tai kaip reikia važiuoti ir įsivaizduoti, kad niekas numerių nepastebės, niekas jų neužsirašys, niekas nenufilmuos. Gal vairuotojas galvoja, kad visiems patiko toks jo vairavimas per kelkraščius ir nardant tarp eilių be posūkių. O čia situacija iš Minios ir Rūtų gatvių sankryžos. Na, situacija slidi. Vakaras, transporto spūsčių metas, tad pasitaiko, kad važiuoja degant raudonam šviesoforo signalui. Būna, pasitaiko. O čia Taikos prospektas. Kairėje ekrano pusėje pamatysite tiesiog šiurkštų veiksmą padarių eismo dalyvių atžvilgių. Įžūlų apsisukimą per dvigubą ištisinę liniją, kitiems prieš nosis chamiškai ir tiek. O čia situacija, kai trūksta kantrybė bestojant prie šviesoforo. Tik neaišku, kam nuo to geriau. Ko gero tik valstybei. Truputį gaus pinigų iš šono, o štai pravažiavimas degant raudonam šviesoforo signalui dar gali baigtis ir vairuotojų teisų suspendavimu. Vasario 14 dieną apie 16 valandą kelyje Marijampolė Kalvarija nufilmuotas įžūlus suvalkas, vos nesukėlęs pačios šlikščiausios kaktomušos. Gerai, kad filmuotojas stabtelėjo, tai tas įsispraudė tarpelį. Komisaras lauks Audi vairuotojo, lai ieško sidabrinių suvalkas. Dėmesio į ekraną kairėje ekrano pusėje. To jau parlėks populiariausia tarp lietuvių automobilių markė ir kaip priklauso populiariausiam šaus tiesiai į Poškos ir Neniškio eismo juostą. Tai yra į keleivinio transporto eismo juostą. Be posūkių, nes automobiliuose BMW jų nėra. Nors ne, kiek pavažiavęs bimbalinis sumanė grįžti į padarių vairuotojų srautą. Apseisi, dabar pabūk ten ir gerai, kad pabuvai, nežiūrėkit, jis vėl lenda iš kairės pranėrės pro mašinos galą. Panardė ir tiek žinių. Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su reidu, pasimatysime kitą antradienį, o tas antradienis priklausys jau kovui, pirmajam pavasario mėnesiui. Į ankstų rytą švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai.